šiandien yra Viešpaties apreiškimo iškilmė. Liaudiškai kitaip ta diena yra pavadinta Trijų karalių diena. Dievas panorėjo apreikšti save, parodyti, koks jis yra, koks iš tikrųjų jis yra. Kad jis nėra kažkoks griežtas, žiaurus, kad jis nėra kažkoks tolimas, nepažindamas, neleidžiantis save pažinti. Taip, jis yra nesuvokiamas žmogui, bet per savo veiksmus, per savo darbus, per savo ištikimąją meilę gali parodyti, jog iš tikrųjų jis yra labai, labai arti mūsų. Ir jis, kai žvelgiame į prakartėlį, tą gimusį Dievą, Dievą, kuris tapo žmogumi, atpažįstame, jog tas Dievas yra labai švelnus. Ant jo veido yra labai graži vaikiška šypsena, tokia be vaidmenystės, tokia tikra, tokia gera, iš širdies. Taip pat mes matome, kad kūdikėlis Jėzus turi ištiestos rankos į mūsų pusę, labai plačiai išskleistos. Priima ne tik tuos, kurie jau Dievą tiki, kaip girdėjome per Kalėdas, kad atėjo pas jį ir piemenėlis, kaip skaitėme Evangelijoje, jog Marija ir Juozapas džiaugiasi gimusių išganytojų. Taip pat, kaip šiandien girdime, iš tolimų šalių atkeliauja išminčiai, kaip tradicija sako, 3 karaliai ir atnešė savo dovanų. Žmogus iš tikrųjų gali atpažinti, jog Dievas yra labai arti. Ar tai tiesiai per jo veiksmus, ar taip pat ir per kažkokius ženklus, kaip ir tie minėti išminčiai, kurie matė žvaigždę, kurią 2 metus net jos vedė visokiausiais keliais, kad pagaliau atvestų jos į prakartėlę, atvestų į Betlejų. Taigi, kiekvienas iš mūsų yra pakviestas, yra apdovanotas tą didelę Dievo malonę pažinti, draugauti su Dievu ir gauti pačiam atleidimą, gauti tą išganymą. Dievas toks būtent yra, apreiškė save kaip išganytoją. Ir toks yra Jėzaus vardas, tokia yra prasmė jo vardo. Šiandien ypač pranciškonų bendruomenėse, jeigu nebūtų sekmadienis, jeigu nebūtų Trijų karalių iškilmė, sausio 3 minėtume Jėzaus vardą. Taigi Jėzus reiškia Dievas išgelbėja. Dievas yra tas, kuris rūpinasi mūsų laimė, kuris nenori mūsų nelaisvės, nenori, kad mes vergautume nuodėmei, piktajam tarnautum. Jis nori, kad mes būtume iš tikrųjų jo vaikai, kad mes būtume laimingi, kad mes būtume laisvi. Taigi Dievas yra toks nuostabus. Dievas apsireiškė, Dievas parodė, koks jis yra. Iš tikrųjų, koks jis yra. Ne pagal mūsų kažkokias svajonės, ne pagal platkus kažkokius, o toks iš tikrųjų, koks jis yra. Geras, gailestingas, ištikimas, gelbėjantis. Ir 3 karaliai mums parodo kažką labai svarbaus. Jie atneša savo dovanų. Kai tradicija sako, kad tos dovanos tai yra auksas, ir mirra, ir smilkalai, tai yra tomis dovanomis jie išreiškia savo pagarbą Dievui. Dievui, kuris yra karalius, Dievui, kuris yra Dievas, tas, kuris sukūrė pasaulį, kuriam visa garbė priklauso, ir Dievą, kuris yra išgelbėtojas, kuris savo mirtimi turi mus išgelbėti. Ir verta save paklausti, ką aš galiu atnešti Jėzui Kristui, ką aš galiu jam padovanoti. Ar iš tikrųjų turiu kažką, tokią brangenybę savo gyvenime, kurią jam galėčiau atiduoti. Kai pažiūrėsime į mūsų gyvenimą, tai mes pastoviai iš Dievo gauname. Taigi viską, ką turime, jau yra Dievo. Verta tik pripažįsti, kad jis yra. Reikia kiekvienam iš mūsų pripažįsti, jog jis yra viso valdovas, kad viskas jam priklauso, kad ir mes, ir ką mes turime, ir kuo esame jo.
Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.